Norėčiau aš, kad kažką nutrenktų žaibas. Gal biški. Kuku. Aš aktyviai sportuoju 4 mėnesiai. Kaip ką jūs nematėt, nei Ofelijos, nei Santos, nei Bieliauskaitės. Konnichiwa! Ko? Labas rytas ir vėl filmuojam iš ryto. Ir filmuojam šį kartą ne 7 kaip įprastai, o filmuojam 8:30. Kodėl? Kodėl, Simui, mes filmuojam 8:30? Papasakok dabar, būk drąsus, stok prieš auditoriją ir papasakok, kas nutiko. Tu ką žinau, pramiegojau, Kodėl pramiegojai? nes nenuėjau laiku miegoti. Kodėl Nes tu tik tokų ieškojau iki nakties ir nepasikrau ragelį, neužsidėjau pasikraut. Bullshitinas Simas. Dabar aš per jį vėluosiu į darbą. Reiks man ir baigti vėliau, vadinasi, nebenuvažiuosiu į savo treniruotę. Žodžiu, mano visos dienos planai griūva, Simai. Bet nesvarbu, ne apie tai. Jūs pamatytumėt jo veidelį. Gaila žiūrėt, blema, net nenoriu niekas sakyti, Simai. Tai ką mes darom? Mes važiuojam dabar žiūrėti dar daugiau video, tiktokų ir Instagramo reelsų. Žodžiu, biškai Instagram'e pažiūrėjom, nes tiktokas jau baigė išsikvėpti lietuviškų, nieko beveik nebėra. Kelkit žmonės kontentą, arba jeigu kažką randat, atsiųskit mums pažiūrėti, nes jau baiginėjasi. Reiks kažką galvoti iš naujo. Puh! Tu turi 1 iš milijono galimybę pasidaryti natūralią tatuiruotę iš gamtos. Tau tai reikia būti nutrenktam žaibo. Nu ką, Jeigu norit gamtos natūralios tatuiruotės, tai daug reikalavimų nėra. Daug nėra reikalavimų, tiesiog reikėtų, kad nupistų jūs elektrą. Žaibas. Norėčiau aš, kad kažką nutrenktų žaibas. Trenkia žaibas ir perkūnas, koks gražus Simuko kūnas. Kai žmogus yra nutrenkiamas žaibo, kartais ant jo odos susiformuoja įdomios formos figūros. Ši forma vadinama Lichtenbergo figūromis. Lichtenbergo figūras mes pabandysime patys dabar replikuoti čia ant šios medinės lentos, užtepus šiek tiek specialaus tirpalo ir perleisdami per šią lentą labai aukštą 2-3 tūkstančių voltų įtampą. Nu gerai, supratau temą. Elektrą čia darant medžio eksperimentą, bet pačioj pradžiai siūlė jum žiūrovai, kad nutrenktų jūs žaibas. Nežinau, žmogus yra pilnai sociopatas, jisai kaip ir įstatymiškai nusikaltimo nedaro, bet aš manau, kad jisai tikrai tikisi, kad kažkas nutrenktų kažką žaibu, kad pasidarytų žaibo tatuiruotę. Esat matę, kaip būna prisidaro jaunimėlis čia per kaklą ten, arba su baltu ne taip dažnai, bet čia būna nuo čia darosi tipo žaibo nutrenkimą arba nuo peties. Boring. Čia turbūt čia paklausė jo patarimo, bet nenorėjo nusitrenkyti žaibų. Nerekomenduoju nusitrenkti dėl tatuiruotės. Čia jau too much. Jovis kala savo. Jovis kala savo ant galvos tatuškę. Jovi, blemba. Esat studijoje su 10 meistrų. 10 talentingų, geriausių meistrų Klaipėdoj. Klaipėdoj tai mažiausiai, gal ir daugiau, gal net geresni už Vilnius, gal ir ne. O gal ir taip, nieks nežino, įvertinkit klientai. Žodžiu, bet, ką žinau, pats savo. Kai studijai 10 meistrų, kodėl savo darytis? Ant kiek čia sunku būtų savo darytis? Ant galvos? Gal biški. Kuku. Jeigu norite greitai pašalinti tatuiruotę iš organizmo, pirmiausia, tai jūs turite aktyviai gyventi, sportuoti, užsiimti kažkokią veiklą, tiesiog, kad jūsų organizmas nestovėtų vietoje. Žodžiu, eik tu. Norint pasišalinti tatuiruotę iš savo organizmo, svarbiausia yra aktyviai sportuoti. Aš jau sportuoju kokie 4 mėnesiai. Aš aktyviai sportuoju 4 mėnesiai. Kaip galvojat, nors vieną tatuškę pasišalino? Man jau atrodo, kad nebėra. Jau beveik nebesimato. Čia buvo viskas visiškai juoda, tai buvo blackoutas.
Ar jums, atrodo, kad pasišalino mano nors vieną tatuškę, aktyviai sportuojant? Ką tu čia šneki, moterie? Blemba, taip nebūna. Simai, atsakyk, blemba, panei, kodėl patrauki pieštukus? Kaip tu galvoji, ar aktyviai sportuojant gali? Paaiškinkit man kažkas, mokslininkai, kurie žiūri, nieks nežiūri, bet kas žiūri, tipo paaiškinkit, ar aktyviai sportuojant Čia gali gal- išnykti tatuiruotė? Tai gali. Tipo, jeigu tu su lazeriu šalinės. Nepaminėjo lazerį. Tai bet tai buvo video. Gerai, einam toliau. Aktyviai sportuojant nesišalinti Tipo, kad tatuiruotės. per kraują iš... Eik, gerai. Gerai. Kurią tu čia tą tatuiruotę mano nori pamatyti? Turiu 4, vienos negaliu rodyti. Vieną turiu tokią, tada ir tokią, dar vieną ir turiu čia vieną. Dar turiu vieną ant papo, bet man atrodo nusirenginėti per tik toką negalima. Tai gal kažkada parodysiu, kai atidarysim maudymosi sezoną, jeigu varysim į kokią palangą, pavyzdžiui, jūrą iššokti. Hario Poterio draugelis ką tik pasirodė tatuiruotės. Harry Potterį jam vaidmens nebėra, jis dabar pardavinėja automobilius. Kanauto. Iš Ką Kauno. auto? Ką? Ką auto? Ką? Ką auto, o ne kanauto? Ką? Tu sakai kanauto? Ką? O tu žinai anekdotą apie kurčią žmogų? Ne, Ką? ne, Ką? nežinau. Ką, pasižiūrim iš naujo tatuškės. Ožys, gyvatė tarp pirštų ir tos nesuprantu kitos. Oi, dar truko vienos galėjo nusirengti, jau parodytą grudaką. Sako, per TikToką negalim nusirenginėti, ką jūs nematėt, nei Ofelijos, nei Santos, nei Bieliauskaitės. Ir Simas kelia savo nude contentą irgi. Ką tu bazarini? Kur aš keliu? Einam toliau. Kur aš keliu? Be afraid and do it anyway. Eik, tu labai blogai atrodo, aš galiu tiek pasakyti. Aš galiu pasakyti, tu turi ir komentarą, nu davai pasižiūrėm. Jinai gavo klausimą. Sveiki, įdomu, kaip po tiek laiko išsilaikė. Aš ir norėčiau tokioje pačioje vietoje. Šioje vietoje laikosi prastokai. Jau kartą ryškinau, dabar jau vėl reikėtų. Labiausiai per pirštų sulenkimus pigmentas išėjęs. Ne visi meistrai sutinka daryti šioje vietoje. Man 2 iš 3 atsakė. Nu taip, ant plaštuko nesilaiko, ant šonų nesilaiko. Plius tokia tatuiruotė, tipo, kur turėtų būti plonų linijų ir turėtų būti graži. Gal ir reikėjo laukti, kol išnyks. Blemba mažulė, mėlynų akių, undinėlė, jūrų deivė. Galėjai, žinok, palaukti, kol išnyks, persidėti iš naujo. Biefrai. Nu nėra, aš žinau šitą, aš netgi žinau šitą šriftą, jisai vadinas Romantic Couple, man atrodo, jeigu neklystu, šitas šriftas, kuris turėtų būti gražus, bet kai kiekvienas žmogus susigalvoja, kad jis dabar bus tatuiruočių meistras ir daryti užrašiukus yra labai lengva, tai ne, užrašiukai yra labai sunku, tu turi mokėti kaligrafiją, arba bent jau gaudytis, kaip rašosi kaligrafija ir turi sekti raidės taip, kaip jos rašosi ant popieriaus lapo, o ne paimti ir bet kaip tiesiog atvedžioti tą kalkę ant rankos, tiesiog išbanguoja. Pažiūrėkit, nei vienos raidės nėra vienodas. A, pirmoji, kur afraid, pažiūrėkit kokios formos, tada end, pažiūrėkit kokios formos čia A raidė, tada anyway, irgi A, visos 3 skirtingas A, netgi paskutinė, net nėra A, čia labiau O, anyway, be afraid and do it anyway, va taip atrodo. Pažiūrėkit, netgi prieš paskutinę A prie I ilgosios, kaip jinai atrodo. Kas jai atsitiko? Neščiu! Laukęs A raidė A nosinis. Jau kažkas čia bus. Tai va, pažiūrėkit, kur vienodos raidės, jų nei vienos jos nėra vienodos. Kodėl? Todėl, kad nebedarykit, blėno, tatuiruočių. Gerai, jeigu jūs norit, kad bent jau mažiau jums drebėtų rankos arba būtų stabilesnė adata, tai Baltic Body Art jums siūlo WJX kartridžus, kuriais neseniai pradėjo prekiauti Baltic Body Artas. Šios adatos WJX yra pačios geriausios ir stabiliausios. Laineriai yra tiesiog nepriekaištingi. Ta prasme, kad ir ant kokio pachmo, ant kokioj žopoje atsikeltum, žodžiu, šitie laineriukai patys geriausi. Plus Baltic Body Arto puslapis yra atsinaujinęs, tai www.balticbodyart.com, nebe LT, o com.
Taigi užeikite į naująjį puslapį, išsirinkit savo adatų, nuolaidos kodas. Jis tatuiruočių meistrai yra turčiai, nereikia jokio nuolaidos kodą. Tai va, jūs darite tokius užrašiukus, gaunat už tai šaibų, blemba investuokit tada, kad pagerėtų jūsų darbas. Pirkit kursus, eikit seminarus, dar kažką. Mokinkitės. Einam toliau. Baltimo der. Man šiknos katinėlį. Kaip gerai būtų. Tada stringus nusiperku ir važiuoju degintis. O elektrienuose vaikščiosiu. Paplūdimį, kad matytų visi. Nereikia didelės, nes kadangi aš netokia tatuiruotystė. Tatuiruotystė! Dar vienas naujas žodis, kurio nebuvau girdėjęs. Tatuiruotystė. Karatistė, tatuiruotystė. Labai gerai, labai mėla mačiutė, žiūrim toliau. Tokia tatuiruotystė. Man pati mažiausia reikia. Taip, pati mažiausia, nenoriu. Va čia va kažkur. A ne Javutė, kur? Kur aš vėl nulipu vaikelį? O, ką daro su manimi? O, ką Čia per daro. Javutę aš jaunėju. Aš negaliu niekada mirti. Gavosi? Labai gerai. Labai gerai. Tikrai man didelių nereikia, bet kaip ant šito dabar, aš taip ar kupranugario lipau. Nu, Sakas, kaip ant kupranugario lipau. tai aš dar ant kitos. Auč. Šaldysi. Nieko nejautė? Ojei, kaip nice, kokia miela mačiutė, blemba. Aš iš tikrųjų esu matęs jos kažkur Instagramą, man atrodo, jinai kelia kontentą. Nu labai nice. Ir Gabriela irgi šaunuolė, tokia, mato, šviesi, gera mergaitė, meistrė, aš ją žinau, aš matęs jos darbų. Žodžiu, nušaunuolė labai ir mačiutė, ir Gabrielė, ir mačiutė experiences, blemba, tikiuosi, kad po pusės metų pamatysim ją jau su pilna rankovė, kad bus prisidarys jau tokia, mačiutė, tatuškim, rock'n'rollas, plaukai užkelti, su Harliu atvažiuoja, bum, pensijos šaibom, tiesiog taip mėtos. Simis išsubinės, įsitraukia, Simukai, einam pasivaikščiot. Simukas, blemba, čia jos anūkas, jie labai panašus, aš galiu tiek pasakyti. Blemba, Simukai, tu norėtum, kad jin būtų tavo mačiutė tokia kieta, jinai jaučiu, jau turi dabar daugiau tatuiruočių už tave. Jinai būtų tau ta mačiutė, kuri neduotų saldainį, nes tu ir taip jau visi truputį overweight, seni. Jums reikėtų kartu. Eik, tu biški tave išmokintų atsakingumo. Tu pradėjai iš jos juoktis. Aš nepradėjau iš jos Tu juoktis. parodėjai. Ne, aš sakiau, bum. Ne, tu sakei. Seni, tu pats taip... Atsukit video. Tokia. Mačiutė. Jisai Simis yra kaip ta juočkė, kur įsižeidė, kad pravaltūras įsikėlė blemba fokę prie gatvės ženklo. Tu tiesiog iš nulio darai kažkokį tai konfliktą. Iš nieko. Seniau, ką tai reiškia? Plokščiapadystė. Pavyzdžiui, mano maniškė su vaiku, jie po namus vaikšto va taip. Seniai, įsivaizduok, aš miegu 6 valandą ryto, jie atsikėlė. Taip, o ką tą vaikšto? Nu tai, o ką tai reiškia? Kad sunkiai vaikšto. Kad sunkias pėdas. Ką? Blemba, tu nebandyk mane sukiršinti su žmonėm. Aš nieko neturiu blogo. Seniai, pas mane, jeigu tu norėjai išvartyti, kad aš išvarčiau tą močiutę ant storos, tai tu mano pilvą nematei? Tai išvartai močiutę? Ką? Ką? Nematei? Ko? Žodžiu, atleiskit už Simo neprastaburnystę, jis yra dar jaunas, jam yra vos 2 suėję. Žodžiu, jis nesiorientuoja nei laikė, nei aplinkoje. Jis truputį pas mane yra autistukas, bet nenoriu čia nieko žaisis, nes iš tikrųjų yra. Tai... Kaip gerai, kad aš galiu iškirpti. Tik pabandai. O ne! Gerai, taip cute buvo iki tol,
kol toj prieisi iki to. Žodžiu, bet šitas tatuiruotės labai man patinka, labai trendina, jau ir pas mus studijoje darė mūsų meistrė Kotryna, žodžiu, šitą tatuiruotę, kada vaikučiai paima už rankyčių, taip gražu, mielas širdutės, žvaigždutės, dar kažkas, labai mielos tatuškės ir mergaitės mielos, ir tėveliai labai mėly, kad taip įsiamžina, bet, ką aš, žiūrėkit, kišk, na, toj mes pasidarysim su Simuku. Žodžiu. Ne, kišk rankų, kur nereikia. Žodžiu, bet ką aš pamačiau, žinot, kur vaikai savo rankytės kiša? Visur. Liečia stalą, liečia šunį, liečia sofą, liečia grindis, liečia žaislus, kiša į burną pirštus, visaip. Maistą liečia. Ir dabar liečia ką tik padarytą mamytės tatuiruotę. Kur? Kas gali atsitikti? Cross contamination. Taip, ne gerai. Ne, aš jau nebesikartosiu čia su tais. Niekam neįdomu. Niekam neįdomu, Bet tu kad tikrai žmonės... nesu gėjus. Ką? Gal Tai ką tu sugeidė? nematai, seniai? Šviežia, ką tik padaryta, šiandien padaryta. Pažiūrėk, nueik pasižiūrėk, kaip tos mergaitės yra apsirengę, kai daro tatuškę, ir pažiūrėk, kaip apsirengę jos, kai liečia tatuiruotę. Tu galvoji, tėvai neplauna jų rūbų? Tu galvoji, tie vaikai yra sutrini? Tu galvoji, negi čia rūbelių? Nu, galiu daryti prielaidą, jeigu tėvai leidžia ką tik tatuiruotę padarytą liesti, tai gal biški sutriukai. Aš gal neliešiau, ką tik. Nesugadink man šitos gražios šeimos imidžą. Aš sugadinau. What the fuck? Noras pasidaryti pirmą savo tatuiruotę yra stipresnis už baimę gauti pizdėliai nuo tėvų. Todėl negalima drausti vaikui daryti tatuiruotės dėl šitų dviejų priežasčių. Pirmas dalykas, jeigu jūs draudžiat, reiškia, jūs neduosit greičiausiai jam pinigų ant tatuiruotės. Reiškia, jisai rinks iš arbatpinigių ir finansavimas yra nedidelis. Todėl ieškos kur pigiau. Kur 100% bus nusispjauta į sterilumą, į kažkokią kokybę ir iš vis nežinia, kiek adatų jau praėjo, kiek žmonių praėjo pro šitą adatą. Kitas dalykas, tatuiruotė yra ta pati žaizda, kuri reikalauja priežiūros. Vaikas bijodamas gauti pizdėliai, jisai pastoviai ją slėps. Po rankovėm, kažkur po megztinis, netgi karštą vasarą. Neteps kremų, tatuiruotė nekvėpos. Sušus ir bus dar didesnis šūdas negu buvo. Tai kągi daryti, paklausit. Domėtis tuo, kuom domisi jūsų vaikai. Nuėti susipažinti į tatų saloną su tatų meistru, pažiūrėti jo darbus, padėti išsirinkti stilių, bendrauti ir galbūt duoti pinigų. Jeigu jau daro, daryti gerai. Iki kol jisai pasakė, ką reikia daryti, kad domėtis tuo, ką domisi jūsų vaikai. Tai aš iš pradžių, jeigu taip nežinočiau konteksto, jeigu nebūtų paminėta žodis tatuiruotė, tai galvočiau, kad kalba apie narkomanus. Kad slepia po rankovėm, kiek žmonių praeina pro tą pačią adatą, kad nėra sterilumo, žodžiu, kad ieškos kur piginų žodžių. Kaip apie f***ilčiukus, apie f***ilčiukus. Skamba kaip apie narkomanus įsikalbėtų, bet po to sako, kad reikia domėtis to, kad domisi jūsų vaikai. Jo, pas mane 7 metai, tai jisai domisi tatuiruočių salonais, jis jau googlina, jam tikrai ne kakė makė galvoja ir net alžūnas. Ką išneki? Ką? Atsakyk man, kompiuterį. Atsakyk man. Apie ką tu seninčio kalbė? Vaikai, nuo 16 metų nėra vaikai, o ten jeigu iki 16 metų eina darytis tatuiruotės slėpdamisi nuo jūsų, tai jūs pradėkite ieškoti problemą savį, kaip jūs bendravot su savo vaiku, kaip jūs jį palaikėt, kaip jūs jam padėjot, kaip jį užėmėt, kaip su juo kartu vaikščiot į kokius renginius, kaip į kokį burelį nuveždavot, kaip kartu leisdavot laiką, kaip sportuodavot kartu, kaip pažaisdavot ar konstruodavot kažką. Pasigilinkite į šitą. Jeigu bent vieną iš šitų punktų nedarėt, tai aišku, jisai darysis tatuiruotę kažkur ir jisai protestuos ir darysis visokį šūdą. Tai su šita gaidele, su šita pamakele. Su šiuo gaideliu. Gal ne gaidelis jisai bičas, jisai kūrė turinį, kas yra gerai. Mes irgi kūrėm turinį, žinai, kūrėm savo klientam ir žiūri mūsų klientai, džiaugiasi, kad mes kažką įkeliam. Malonu, kad žiūrit. Bet jeigu turit vaikų, padarykit taip, kad jie nenorėtų daryti tatuiruočių, dar nesulaukia 16. Nuo 16 dar gal ir galima kokie šilduoti. Bet ką aš jau noriu pasakyti? Ne anksčiau. Užimkit juos. Ir neduokit arbatpinigių, kad neturėtų šaibų iš ko nueitų ir pasidarytų tatuiruotę tam Rusijai. Neduokit šaibų tiem mažiem šunsnukiam, tiem sutariam, nes jie prisiperka, ko nereikia. Nori kažko, važiuojam kartu, nupirksiu. Ok? Pradėsiu pats pirkaliotis. Viskas. Ačiū. Iki. 8, 6, iki.